Vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamą projektą Skaitantys vaikai kuria lėlių teatrą 2012 metais gruodžio 5 dieną į Šaltinėlio filiale vykusį projekto baigiamąjį renginį kurti, vaidinti lėlių teatrą rinkosi Šiaulių miesto Gitarių, Ventos, Jovaro, Salduvės, progimnazijų bei Šiaulių rajono Šilėnų pagrindinės mokyklos pradinukai. Lapkričio 7 ir 8 dienomis bibliotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuos vedė Avilio teatro aktoriai. Vaikai susipažino su lėlių teatro atsiradimo istorija, jiems buvo pristatyti tradiciniai ir netradiciniai teatro lėlių gaminimo būdai. Buvo raginama atrasti vaidybai nepritaikytų daiktų, piešinių, konstrukcijų, išraiškos galimybių. Juk lėles galima pasidaryti iš pačių paprasčiausių ir prieinamiausių medžiagų. Tinka įvairios gamtos gerybės, konkorėžiai, gilės, kaštonai, džiovinti lapai, sausos medžio šakelės, daržovės, kai kurie namų apyvokos reikmenys, šaukštai, plasmasiniai buteliai, arbatinukas, šepečiai, galvos apdangalai, popierius. Projekto dalyviai, susipažinę su lėlių teatro pasauliu, išklausę lėlių gaminimo ir kūrinio pasirinkimo bei perteikimo patarimų, užsiėmė kūrybiniu darbu, kuris vyko mokyklose padedant mokytojams. Kiekviena projekte dalyvaujanti klasė kūrė lėlių teatro spektaklius pagal perskaitytus lietuvių autorių kūrinius. Vaikai patys gamino lėles, dekoracijas pasirinktam literatūros kūriniui ir ruošė lėlių teatro spektaklius, kuriuos ir parodė baigiamajame projekto renginyje. Bėkim žvėris pažiūrėti. Pagal Jono Avyžiaus pasaką. Aš jį sudraskysiu. Atsitraksėjo voveraitė, papūsto degaitė iš medžio viršūnės. Čiuk. Kas įsibrovė į mūsų gėrę? Aš jį riešutą užmušiu. Atreikia kalėdis plačiarakis. Ir dar stirnos trūksta. Atidūmė stirnas keltanagė, lik šerno dar atkrusėjo šernas užašlikis, tik iš kelio trūksta, atkrusėjo ir iš kelės pilkas mažutėlis. Susirinko visi žvėris pasitarti, ką reikia daryti? Kągi bedarysi, siųskim vorą pažiūrėti, kas tenai triukšmauja. Bet kas eis? Ir prabilo vilkas. Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas. Lapė su voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet abi bijojo eiti. Ne, tegul eina tie, kurie turi trumpas uodegytes. Kiškis su stirna turėjo trumpas uodegytes, bet abudu bijojo eiti. Ne, tegul eina tie, kurie turi smailius ragus ir aštres iltis. Briedis turėjo smailius ragus, šernas aštres iltis, bet abudu bijojo eiti. Ne, tegu eina tie, kas turi plačius nasrus. Vilkas turėjo plačius nasrus, bet ir jis bijojo eiti. Ne, geriau eikim visi kartu. Ir nubėgo visi kartu pažiūrėti, kas tenai triukšmauja. Kėlis kaukšikalas napeliu. Netgi dunda. Čia projekto renginio dalyvius aplankė visus linksmino šmaikštavo Šaltinėlio filiale gyvenantis Karsonas, kuris labai džiaugiasi vaikų pasirodymais, sukurtais lėlių teatro spektakliais. Tai buvo pirmasis bibliotekoje įkurto lėlių teatro sezonas. Kartu džiaugiamės atsiskleidusiais vaikų artistiniais gabumais, kūrybingumu, išradingumu, klausėmės istorijų, kur gyvena pasakų herojai. Lėlių teatro spektakliai buvo filmuojami, spektaklių įrašus padovanosime pirmiesiams Šaltinėlio bibliotekos lėlių teatro kūrėjams 2012 metų projekto Skaitantys vaikai kuria lėlių teatrą dalyviams.